Kviečiu į svečius labdaros iniciatyvos dėka. Pirmais metais buvo surinkta 15 000 litų, antraisiais 30, o pernai net 45 000 litų. Ir šita įstabi suma iš tiesų leidžia Maisto bankui pasirūpinti maistu ir pamaitinti daugelį tūkstančių žmonių. Kiekvienas litas tampa 15 litų vertės parama maistu. Mes pernai pamaitinom 205 000 žmonių, dabar maistą nepasiturintiems dalinama 46 miestuose. Aišku, tam visą laiką reikia ir transporto, ir patalpų, ir darbuotojų, ir kitų dalykų, kurių neįmanoma susiorganizuoti be rėmėjų pagalbos. Tai būtent jūsų rėmėjai dėka Maisto bankas gali rinkti paramą maistu ir ją dalinti. O šiemet iš tikrųjų finansinė parama reikalinga dar ir tam, kad galėtumėm kuo aktyviau bendrauti su ūkininkais, nes dėl Rusijos neįsileidžiamų mūsų vaisių ir daržovių mes norim išgelbėti kuo daugiau maisto, kad jis nesupūtų nei daržuose, nei sandėliuose, būtų atiduotas skurdžiai gyvenantiems žmonėms, tai turim nuvažiuoti patys, pasiimti didelius kiekius ir šiemet planuojam bendradarbiauti ir su įmonėm tam, kad morkas ir visokias kitokias daržoves, obolius pagamintumėm, padarytumėm konservus ir galėtumėm visą žiemą, kai skurdžiai gyventiems žmonėms sunku, teikti jiem paramą maistu. Dalyvaukite, kviečiu į svečius, būkite dosnūs, džiaugsmingi ir dėkingi.